tu gyveni? Gerai, visai gerai, kaip tu gyveni. Šiandien gerai, žinok. Toks atsigavęs, fresh, pasiruošęs, išgirsti kažką daugiau. Padiskutuosime, ne? Aš tikiuosi, kad tu apie mokesčius irgi daug žinai. Jo, pažiūrėsim. Ja. Aš nesutinku. Tu sutinki? Man patinka, mes turim tokių, mes priešpriešai, nors panašiai atrodo mastam, kodėl nesutinki? Aš žinok, mokyklą dažnai sapnuoju košmaruose, ne dėl to, kad buvo blogai, bet aš sapnuoju, kaip aš nespėju į pamoką. Tau nebūna to sapno? Arba ateini į egzaminą nepasiruošęs. Aš dažnai turiu šitą sapną. Ne? Arba į kontrolinį nepasiruošęs, arba į pamoką nespėju, arba kažkoks feilas. Ir čia toks mano košmariukas. Čia reiktų psichologų paklausti, ką čia reiškia. Geras, nes man panašiai yra, bet gal ne su pamokom, yra su darbu, žinai, kai persidirbi. Kad tu visą sapno metu, tu, žinai, sapnuoji, kaip tu dirbi, atsibundi ir aš nepalsėjęs ir vėl į darbą. Tai va šitie būna momentai. O mokyklą aš norėčiau grįžti, nes labai daug teatro ten dainavau, mes keliaudam po Lietuvą, ten su dainų šventės, Klaipė dainų šventės, ten su brigada mūsų teatriuku irgi važiuodam rodyti muziklus. Tai turbūt dėl to, būtent iš popamokinių veiklų. Šitai nenorėčiau. Aš irgi turėjau labai gerų patirčių. Tai draugės, draugai, pertraukos. Pertraukos. Buvo smagių dalykų, bet kažkaip mėgstu gal žiūrėti į ateitį, kaip prieš tai nusprendėm. Tai norėčiau žiūrėti į ateitį negu į praeitį. Mes jau panašu buvo. Žinai, aš galvoju, kiekvienoje taisyklėje, čia taip filosofai sako, kiekvienoje taisyklėje yra išimtis. Galbūt, jeigu tai būtų kokia nors, nežinau, neįgaliųjų organizacija ten. Ir nežinau, kažkas tokio labai kilnaus, gal, bet šiaip neįsivaizduoju realiai. Man irgi taip atrodo. Aš manau, kad tiesiog gal įbristi arba kažkada vieną kartą tokį gauti dalyką, kaip gyvenimo potyrį, pajusti bet tai visiškai neteikia tau pačiam. Taigi, žinai, kai pats turi statyti paskolas visą kitą, tai juodi pinigai. Iš tikrųjų daug kas atrodo nesupranta to, kad čia yra tas nelegalus darbas, trumparegiškas požiūris, o ne, kaip sakoma, gerai tau tuo metu, o kas jeigu, ir nepagalvoja, kad tu gali ir susirgti ir panašiai. Čia kaip ir paauglystė, žinai, nebūtinai paauglystė, bet kai žmonės išbando kažkokius naujus dalykus, vis tiek keičiasi gyvenimo būdas, tu pabandai ir tu arba užsilieki, arba tiesi toliau. Tai čia irgi. Tai neužsiliktum, net jeigu ir pakliūtum, ne? Greičiausiai. Ne. Gerai, sutinkam. Mes tokie labai tvarkingai. Yra buvę, aš galiu prisipažinti, kad yra buvę, bet manau, kad tai negerai. Tai ką man dabar daryti? Galima va čia pastatyti? Šiaip aš manau galima, jo. Aš žinok irgi, aš tarp šito laviru ir tarp šito. Aš dėja turiu šitai nešti, nes kaip laisvai samdoma. Nes tu labai sąžiningas. O aš tai dar čia gražinu biškį. Ai, tu taip, bet galim palaukti, gal čia įsibėgėsim paskui irgi per daug atsiverti. Nes aš pagražinau gal toj vietoje, kad aš čia tikrai sutikčiau tuos visus kvapus visiems pasakoti. Ir po to galvoju, gal vis dėlto. Realiai va čia užsiparinau toj vietoje, nežinau, sutikčiau, nesutikčiau apie tą kvapą, tai dabar aš... Čia kaip su intuicija, žinai, kaip būna pirmas, tas, ką tu pajauti yra teisingas, man dažnai būna, pasinaudojam tu trečiu ir tada... Tai gerai, ne overthinkinam, kaip sakom, tai žodžiu... Paliekam taip, ne? Aš esu darbo metu dirbus kitą darbą. Bet čia ne apie skrolinimą kalbant. Ne, bet aš yra buvę, kad vienam darbe, bet darai kitą. Nes aš turiu keletą, kaip ir freelancerė, irgi keletą darbelių. O jeigu, pavyzdžiui, paimtumėm tą, kad tu esi mama ir dirbi darbą, tai čia iš vis. Oi, tai čia. Tai čia būtum. Nes, Didelė skalė, Pas mane labai stabiliai, nes tiek freelanciniai kažkokius dalykus atlieki
Ir tu nenori, atrodo, ar kažkam atrašyti, nes tai irgi darbo dalis, kaip vadybinti save, arba kažką organizuoti, ir tu randi. Bet reikia labai gražiai šitą irgi padaryti. Tada, kaip sakoma, jeigu dirbi, reikia taip atsargiai mokėti. Aha. Šiaip tai, kur apie produktivumą rastum informacijos, tai man atrodo visur parašyta, kad reikia labai, kaip pasakyti, jeigu tą darai, tai ne multitasking, tik tai va tą ir daryti. O tu mokė multitasking, sorry, kad šitą per. Ai, viskas gerai. Aš manau, kad tik ir multitaskinu. Okay. Tai irgi yra šiaip nelabai gerai, bet atrodo net, kai, nežinau, tvarkausi namus, kažką tuo pačiu planuoju, kai prausiuosi, planuoju arba galvoju, nežinau, kažkaip, kai vedžioju šunį, klausau podcastą, kažkaip. Įsimeni? Nu, pavyzdžiui. Jo, aš geriau įsimenu eidama, negu kad tiesiog, pavyzdžiui, knygą skaitydama. Jo. Man sunkiai, žinok, man sunkiai su multitaskingu. Ne, jo. Bet tai bent vieną kartą, aš nenoriu dabar visiškai sutinku sakyti, kad aš tą reguliariai darau. Bet yra tekę. Geras. A tu visiškai visada sąžiningai? Aš realiai daug sargu, kažkas man yra su gerklė, ta prasme, dažnai būna peršalus, tai aš net nemeluoju. Man iš tikrųjų kažkas būna tuo metu, bet man dar toks yra dalykas, nežinau, irgi, bet taip matau, toks savistaba užsiėmė, ne? Tau nebūna tas, kad kai tavęs laukia didelė, ilga ir nemaloni užduotis, tau pradės skaudėti daug kur. Tokie psichosomatiniai skausmai. Ir tu realiai nežinai, tu čia susirgai ir tiesiog nenori. Bet aš tai jaučiu fiziškai. Bet yra buvę, kad taip jau, taip. Ligotai jaučiuosi ir parašau, kad neteisiu. Bet labai sąžiningai, Aš nenoriu sakyti, kad aš tą darau visada, bet, pavyzdžiui, irgi pamenu, ten būdavo ta metodika, kai tu, žinai, tos pieštuko grafinai tie, kur tu į pieštuką patį įsidedi ir tada ten prisispaudalioji. Tai man išmokė, kad tu turi kramtyti kelis. Nesiūlyčiau šitą daryti, bet tiesiog tau užkyla temperatūra. Tai esu šitą daręs. Neapsimoka. Bet tai čia mokykloje? Bet tai čia nedarbas. Bet, žinai, vis tiek mokykla pareiga, vis tiek eini kaip į darbą, kaip ir darželį, žinai, taip pat čia kaip nedarbas, bet tu visada žinai, kad yra grafikas ir turi, Oi, bet kas dėl mokyklos, tai yra buvę. Yra buvę, ne? Visiškai sutinku, nes neturiu kolegų. Tai tavo kolega yra tu. Tai su savim aš drąsiai, labai save pažįstu gerai, nesusipyksim. Susipyksim, aišku, susipyksim su savim. Pas mane, žinok, šokinėje bampina, nes yra labai mažai žmonių, kolegų, su kuriais, kai irgi kalais įsamdomas galėčiau, bet man labai patinka su savim, aš žinau, kaip aš moku dylinti ir kartais labai apsikraudinti. Tai aš renkuosi nesutinku. Šiaip iš tikrųjų, žinai, mes labai taip į diskusijas einam, bet, žinai, aš vienam kontekste, gerai, aš turiu darbą mokykloje, aš turiu tuos freelancinimo darbus, tai būna, kad ir būna kolegų. Dabar galvoju, apie kurį čia savo darbą man galvoti. Tai paimam tada apie mokyklą. Aš su mokyklos mokytojais kolegų. Hebra, ne? Su ta hebra, ar važiuotum? Žinai. Tau duoda 5 atsitiktinės pavardės. Kaip aplink pasaulyje? Ne, per mažai pažįstu. Aš rizikuotam ar ne? Būtų kažkada toks impulsas. Važiuojam. Net jeigu matai, kad visiškai nesueina, visiškai bijo laukai, bet pažiūrėt kaip kelionį. Ne, gal nelabai. Nelabai, ne? Vis tiek ilga kelionė. Man irgi, žinau. Norėtųsi šiek tiek gal komfortiškiau. Tai, šitą vietą mes suklypinam. Bet kai dirbu, dažniausiai dirbu su savim tik tai. Kaip tau buvo, žinai, intuicija, visiškai sutinku. Štai nemažai buvo, visiškai sutinku, man atrodo, irgi. Tai aš sakiau, aš kažkokį sutinku labai. Geriau būti turtingu, bet neįžymiu, ne? Tai aš nesutinku, nes jeigu tu būsi žymus, tai gali ir turtingas nesunkiai tapti. Ne tai, kad nesunkiai, bet tai ne taip sunku. Kai turi didelę auditoriją, pavyzdžiui, labai didelę.
Jo, bet kokiu atveju, man atrodo, pats galiu sukurti, aš labai pritariu, žinok, tu taip pasakė ir aš taip... Aš tau nedaviau pagalvoti. Ne, bet man, žinok, man panašiai, aš galvoju, aš labiau norėčiau galbūt tokio įžymumo kažkokio gauti, yra kažkokia savirealizacija, bet sakau, su ta savirealizacija, kaip tu sakė, ateina ir... Plius įžymumas, ką gali duoti, tu gali daryti gerus darbus labai plačiai, gali moralinės vertybės kleis labai plačiai, o pinigai pinigai irgi gali daryti gerus darbus, bet galbūt ne taip plačiai. Yeah. Man labai patiko, tu pradžiai iš karto taip, padarai tokį mostą, labai sunku, paskui taip gražiai viską, bet čia taip ir taip. Padėjai man šituo atveju. Žinai, dar atsiminiau tokią visai smagę, aš nežinau, ar jinai smagi, jinai tokia įdomi istorija. Sakoma, kad influenceriai labai turtingi. Ir kažkada buvo viena influencerė, kuri turi kelis milijonus sekėjų, pasileido marškinėlius ir pardavė 5 vienetus. Tai... Fiasko. Tai jo, tai ne visada auditorija padeda. Aš galvoju, kad aš žinau, bet ar iš tikrųjų žinau? Žinai, man atrodo, mes dar šiandien kaip kalbėjomės apie šitą. Aš taip. Iki smulkmenų tai nežinai. Ten jau, kad čia kažkas ženklas iš aukščiau. Ženklas iš aukščiau parodė, kad mes dar visko nežinom. Jo. Ok, ačiū. Tai, iš principo tos mokesčius žinom, mes net ir prieš laidas turim kalbėjom, kad jo, ten PSD, GPM, bet, ten, nežinau, kelias nutiestas Vilnius Utena, čia pakliuvo mano centukas, ar nepakliuvo, žinai. Jo, būtų smagu, nes taip važiuotum, o dabar, kai keliai tvarkomi Vilniui, Kaune, ten Kryžkalnį važiuotum, bet čia, žinai. Bet čia aš prisidedu biškai. Bet kaip būtų gera motyvacinė sistema, būtų sąrašas žmonių, kurie prisidėjo prie kelio. Arba taip pat, žinai, kaip būna dabar tos lentelės, kur anti daro, kad ir vėl jūs tvarko. Fainas, man patiko. Fainas. Tai va čia galėtų dar parašyti, tu irgi prisidedi prie šitą. Man tai paglostyti širdelę. Jo. Bet jeigu būtų dar vardas ir pavardė, žinai, tam sąraše. Arba kai neturi nuotaikos, atsikeli ir tai blemba, aš toks menkavertis. Tada galvoju, bet aš parėmiu ir ligoninės, ir kelius, ir bibliotekas. Aš įspūdingas žmogus. Jo, čia reikia šito. Aš irgi galvoju, kad ABC žinau apie mokesčius, bet visą susiduriu, kad reikia sodrai paskambinti ir vis prašau 5 kartų, kad man truputį paaiškintų. Bet ABC užtenka, bet norėtus dar truputį lysšnai. Tai aš tarp tokio sakyčiau. 1,5. Gerai, supratau. Daugiau ko? Problemų? O čia irgi, jo. Ne, čia jau mes abu taip. Losing game, ne? Nes kažkaip, ką tas daugiau, tai faktas, kai freelancing, tu gali pagal pajutimą, kai mokesčius arba pats atsidedinėjai, tu skaičiuoji. Tu matai tą pinigų sumą, bet tu žinai, kad jinai tau nepriklauso. Tai čia toksai ir tada tas juodas. Neveikia. Overall, čia žinai, čia, kai man atrodo, būna žmonės, kurie mėgsta, yra priklausomi nuo azarto ir jiem atrodo, ten išloši ir laimi ir labai faina. Bet tiek galų galia ateini tą pointą, kai 0 pasiekė. Tai čia irgi toks. Tu turi omeny gobšumą, kad norisi vis daugiau, ne? Bet, žinai, reikia sveiką protą jungti, nes, žinok, man labai gal padėjo, kai aš gaudavau motinystės atostogų pinigus. Kiekvieną mėnesį tu gauni sumą. Jo. Nors tu tuo metu kaip ir nedirbi, nudirbi, bet tu gauni už tai, kad turi vaiką, ar ne? Ir tai suma, nors tos vertės gal tokios nesukuri kaip anksčiau, žinai, bet tiesiog tau priklauso. Ir galvoju, Dieve, ta prasme, ačiū savo, kad aš prieš tai dirbau, žinai, ir sąžiningai, bet ir ačiū valstybei, nes tikrai, tuo metu tu jautiesi kaip išlaikoma, kaip kažkas tave išlaiko kitas ir viso to turbūt nebūtų. Būtų kitaip, jeigu nelegalus darbas. Čia taip apie išvaizdą, ne? Tai... Čirikas, bet nemoka mokesčių. Tai nelabai sąžiningas. Tai aš su tokiu nesutinku. Gerai, visiškai nesutinku. Supranti, kaip aš čia Ne, tu irgi pasirink. Žinai, aš
Aš ne tik, kad sutinku, dažnai, pradžiai tu žmogus nepažįsti, tu vis tiek pamatai, vertini, pabendrauji ir tada šoki kažkur va ten ir kažkaip ne. Man tai tas 10, ne 10, tai čia kažkaip nežinau, ar čia labai jau niuansas, bet žmogus, geras širdis, žinai. Pavyzdžiui, labai geras širdis ir nemoka mokesčių. Tada būtų taip sunkiau pasirinkti. Jo, šitą vietą sutinku. Bet jeigu jis toks geras širdis, tai kodėl jisai nemoka mokesčių? Būna žmonių, kurie man atrodo, toks mąstymas tiesiog. Aha, ir būna labai žmonių, kurie tokie šiaip, turi gražų požiūrį viską, bet jie paprastai žiūri, kad... Nepasitikė. Man atrodo, jo nepasitikėjimas. Jo, yra tokia. Va dabar... Čia, kaip sakoma, tu papildai, įnešiai naujų vėjų. Tada taip būčiau gal per vidurį, nes aš įsivaizduoju, jeigu žmogus geras širdis, tai jis tada ras kitų būdų remti. Gerai, man atrodo, aš tau formuoju nuomonę. Tu formuoji man nuomonę. Ne, aš pats esu tai pasimetęs. Žinai, jeigu geras širdis, jeigu aš turiu su to žmogum ryšį, aš kažkaip nebandysiu, bandysiu kažkaip paveikti žmogų, pasakyti, pasiūlyti, kad yra kitų būdų. Pagaliau pirmas pasakyti. Dariau tokį. Ne, aš gal tokią biškį kaltę pajutau, kad aš vis užšneku ir tu dar renkės, aš jau argumentus, jau ten mėtau, žinai. Tai tu mane papildai, žinai, tu mane papildai. Tai va čia tau dabar pasireikšti, kaip? Investuoti į save, kodėl gerai? Tai, kaip sakoma, žinių nieks netims, kaip ekstremaliais atvejais. Netims žinių, sakykime, į darbo įrankius, nežinau, kad koks tai bebūtų darbas, irgi labai gerai investuoti. Man atrodo, čia nėra minuso, jo visiškai. Tik tai, žinai, kartais būna, tu prisižiūri arba esi labai irgi kažkaip bandai įvertinti, investuoti save, labai faina. Visada atsipirks, realiai. Bet žinai, man atrodo, vėl tas dalykas, kad yra išimčių, tai yra daug skemo internete ir sako, tu tik pirk iš manęs kursus, čia tapsi milijonierium per 5 dienas. Tai va tokių gal reiktų kritiškai vertinti juos. Aš tau parašyčiau, man atrodo, nes tu tai man toks raminantis balsas. Tai ačiū. Aš rimtai, man būtų paprašiau, bet tikrai. Pasirinkimo dabar daug, su tais kaučinimais. Ir skemo daug. Tai, žodžiu. Ir kaip, ir aferistai, ten kaip būna tie žodis, Gerai, žiūrėk, mes šiaip nemažai dalykų. Wow. Bet kaip įdomiai pasikalbėjom, ne? Žinok, aš, ko jaučiuosi praturtėjus, sakykime, iš to pokalbio, kad aš, žinok, tau kažką, pati save nustebinau, kad aš kažko arba nežinau, arba kažką supratau šio pokalbio metu. Man irgi, žinok, man yra dar tokia, kad kartais tu turi padaryti sprendimą tą tokį greitą, nes būna iškartas, o jeigu. Greičiau pareaguoti ir smagu buvo tai išgirsti.